Labą dieną. BMW S1000 RR 2013 metai. Tai va. Gavau tokį vėl, dar vieną darbelį pareguliuot. Tokį mocą. Vieną tokį jau video esu įdėjęs. Galit pasižiūrėti, yra kanale praeitais metais vasarą. Kažkur praskrolinsit, rasit. Identiškas modelis, variklis tas pats. Tik tai kelių metų skirtumas. Daugiau skirtumai visiškai tie patys, parametrai tie patys. Tai šiuo atveju čia tik tai yra išmetimas pilnas uždėtas. Tiksliau bakelis kažkoks šnicel. Deketas ir kelnės pilnas. Tai yra kinietiškas. Kinietiškas kelnės. Tai va žiūrėsim, kaip kinietiškos kelnės, ką parodys iš savęs. Bus galima palyginti aną motociklą galingumą maksimalų, kiek buvo pasiektas ir šitą. Tai ten kažkas buvo, neprisimenu dabar, 196 ir 198 galimai. Žiūrėsim. Tiesa, pas aną buvo daug didesnė raida, čiut ne dvigubai negu pas šitą. Stovis plius minus vienodas. Tai įdėtas KN filtras, aptarnautas, tepalai. Toliau kitas dalykas, ką akcentuoju visiems BMW-am, kurie nori darytis, reguliavimą ir taip toliau ir nebūtinai, yra toks dalykas kaip įsiurbimo oro temperatūros daviklis. Jisai stovi pas BMW-us nelabai geroj vietoje, stovi tokio vietoje ant filtradėžės, kur, žodžiu, didelė temperatūra. Ir jisai, neteisingai rodo duomenis. Iškreipia šiek tiek ir panašiai. Tai kuo didesnė temperatūra, tuo valdymo blokas daugiau stengiasi apriboti galingumą nuo perkaitimo, pažeidimų ir taip toliau. Riboja galios perdavimą, visas sistemas, kurios su tuo susijusios turiu omeny. Tai yra toks dalykas, vadinasi IT Relocation Kit. Tai yra, kaip galima pavadinti, liaudiškai piramidžkė. Išima daviklį iš savo standartinės vietos, ten dedat zagluškę, kur eina komplektą, zagluškę tai ten toks kamštis būna. Tada į originalią fiškę perjungiat, kaip pasakyt, laido prailginimą paprasčiausiai, tam tikro atstumo, pajungiat į fiškę prie filtradėžės ir patį daviklį išvedat kuo arčiau įsiurbimo angos. Tai jau ten kaip kur kam išeina, yra vat įsiurbimo tunelis. Čia žmogus pasidarė, šiam pasakiau, jisai pasidarė, vat man atrodo, va čia. Išgrėžė, gražiai pasidarė, dabar mocas matuoja tikrą teisingą įsiurbimo oro temperatūrą. Tai galioja visiems BMW, ypač tūkstantiniams. Tai va šitas modas jisai nėra labai brangus, tas komplektas ten kainuoja įvairiai nuo 5 eurų iki 8 eurų galimai, bet tikrai verta šitą dalyką pasidaryti, net ir nereguliuojant motociklų. Tai aišku, jis tenai, kaip pasakyt, galios ten kažkokios nieko nepridės, bet jisai matuos tiksliai ir mocas, ta prasme, neribos savęs tada, kai to nereikia, iš tikro. Tai va, svarbiausia gerai ten užkimšti, užsandarinti, žodžiu, filtradėžį ir taip toliau. Daugiau kaip ir viskas, labai čia nesiplėsiu aš su juo, ilgo video nebus. Tai, žodžiu, matuosiu, žiūrėsim, modifikuosim ir taip toliau. Ir tada finale galima bus pasilyginti, kiek buvo anas ir kiek yra šitas. Tai va ką, kol kas tiek.
baigtas su šito dalyku. Tai mocas pasirodė net stokiniam variante, vat, su tokiu išmetimu ir filtru gana stipriai. Stipriau žymiai negu prieš tai darytas mocas be pilno išmetimo. Filtras buvo, nebuvo, dabar neatsimenu. Bet žodžiu, aš palyginimą irgi po to grafas jums parodysiu. Tai korekcijų didelių super nereikėjo. Mišinį biškį kai kur atimt, kūrą kai kur dadėt, ypač žemesniuose ir vidutinėse buvo per mažai kūro. Maksimaliuose buvo gana gerai, galima sakyti. Reikėjo tik šiek tiek pakoreguoti kai kurias sistemas, tai turėjo, žodžiu, kaip ir problemų ten biškį su gazo rankenom, žodžiu, striginėjo, ten tie trosai tenais biškį problemų buvo. Bet šiaip bendroj sumoj neblogas mocas, matosi gyvas variklis tikrai. Tai vat ką, einam prie skaičių. Tai va, kaip ir sakiau, daug nesiplėsiu. Daug nesiplėsiu apie šitą, dėl to, kad jau apie vieną tokį patį video yra. Tai stokas ir po. Tai niekaip nepavyko 200 išspausti ten, žodžiu, ką bedariau, tai buvo toks variacija 1 AG plus minus šokinė ir taip toliau. Čia tokia duobė buvo biški, kiek čia, apie 9 AG newtonų biški ir taip toliau. Tai mišinys, kaip ir sakiau, nebuvo labai blogas, reikėjo tik šiek tiek korekcijų. Čia yra maksimalus gazas, žodžiu. Tai vat, kaip ir sakiau, net standarte jau jisai buvo jo pikas, ta prasme, aišku, kitoje vietoje biški, šitas anksčiau, bet jau gana stiprus buvo. Čia galimai gal tos kinietiškos kelnes tenai padėjo, neaišku, KN filtras ir taip toliau, bet šiaip motoras irgi, manau gyvas. Po to palyginsiu aš šitą grafą finalinę su finalinė, kur dariau S1000 video įdėtas yra. Tai čia viena aukštesnė negu vidutinė gazo padėtis, tai vat mišinys koks buvo. Tokia buvom per lieso mišinio, kaip čia kalnas, duobė, o ant galo atvirkščiai per riebų. Prieaugio čia didelio nėra, beveik kelios AG, pradžioj tik tai vat biškį daugiau newtonų, porą arklių, keli newtonai. Tai čia yra viena iš mažiausių gazo padėčių, kur gamintojai būna nuliesina kūro mišinį, apribojimus padaro ir taip toliau. Tai vat stokas buvo toks mišinys labai, aišku, linijinis, bet čia lambda zondas įtaką daro tam reikalui. Tai vos išsuko 8, jau ten nuo 7 dus pradėdavo. Greitis irgi matot koks. Tai vat buvo 11, dabar 16 newtonų daugiau. Šiaip aplamai, sakau, mocas nebuvo labai prastas aukštuose, žemuose biškį prasčiau. Čia galima sakyti 1/4 gazo atsukimo. Tai pike nėra daug čia prieaugio, kiek čia, porą AG. Bet yra kitose vietose didelis prieaugis pradžioje ir daug labai newtonų. Tai va mišinys buvo koks. Žodžiu, per mažai kūro. Paskiau galas gerai buvo. Nuo, galima sakyti, normos ribose nuo čia. Tai reikėjo ten mikro korekcijos. Tai va, palyginimai. Darytas praeitais metais su Sliponu Akrapovičium originalu, bet originalios kelnes, kaip pasakyti, išmetimo kolektorius, kam nedaina. Tai filtras nepažymėta nieko pas mane, tai galimai stokinis filtras buvo. Tai konkretus skirtumas, aišku, ten biški ributuvas, biški daugiau buvo nukeltas, bet tai ten esmės praktiškai nesudaro. Ten neatsimenu, gal kita padanga buvo, kitokio išmatavimo, biški įtakoja ten tą visą apsukų reikalą. Bet kokie skirtumai?
Bum. Midrange 20 AG, žodžiu, labai dideli skirtumai pas šitą. Tai nežinau, gal šitam aparatui tos kelnės čia padėjo labai. Sunku pasakyti, kol dar kažkada neišbandysiu tokio varianto. Tai negaliu patvirtinti, ar čia kelnės padėjo, ar čia tiesiog motoras yra, kaip pasakyti, labai gyvas. Tai vat ką, daugiau kaip ir nėra ką pasakyti. Ai, dar tiesa. Kas pas mane daro, arba šiaip kažkur nebūtinai pas mane programuojatės ir panašiai, tai turėkit omeny ir prašykit, kad būtų nuresetintos visos adaptacijos, žodžiu, motociklo. Tai BMW toks reikalas yra, kuris iš gamyklos išėjo ir jisai apsimoko pagal savininką. Čia kaip pasakyti, kaip mašina. Jo, žino, ten gazo pedalo nuresetinimas, tenais dėžės nuresetinimas ir panašiai. Tai kuo naujesnis mocas, to jis turi daugiau tokių auto adaptacijų. Tai po nuresetinimo visų adaptacijų motociklo, apsimokymo tas, kaip pasakyčiau, pirmas terminas yra, 300–400 km. Kuo jūs agresyviau važiuosit, tuos adaptacijos, ta prasme, jisai jums mokysis maksimalius skaičius. Jeigu jūs ten čilinsit, tiesiog važinėsit ramiai ir panašiai, valdymo blokas įsidėmi tas vietas, kur žodžiu yra mažesni parametrai. Ir jisai tada bus bukesnis. Tai tiesa, analogiškai galioja ir shifteriui, dėžiai, ten, žodžiu, yra ne vienas ten tas reikalas, tai nuresetinau visus parametrus. Shifteris, man liktai pasirodė dabar, kad jisai švelniau veikia tikrai negu prieš tai. Tai nemanau, kad čia jis buvo tas kompas nei update'as koks darytas, nes sena data labai programavimo paskutinė. Nei kažkokios ten adaptacijos, nelabai kas domisi, kol kokia problema neišlenda, neiškyla ir panašiai. Tai vat ką, toks reikalas, kaip ir sakiau, matot, pikas, praktiškai nėra galios iš kur paimti. Tai apie 200 AG šitam motorui čia yra jau tikrai super labai daug. Ir ten kažką dar gimdyti viršaus jau nėra iš kur, kadangi jis nėra apribotas programiškai. Kas gali būti pas kai kurias versijas, ten tarkim iš Amerikos būna labiau apribota ir panašiai. Kitas dalykas, kai kuro mišinys nėra labai blogas, tai taip pat nėra iš kur tos galios daug paimti. Va, tarkim, mane atvežė motociklą, duosiu pavyzdį, kad jūs suprastumėt, kad ne visada galima pasiekti maksimalų tą piko galingumą. Ta prasme, atvažiavo su 100, ten nežinau, 95 AG, ar ten 199, tarkim. Ir žmogus įsivaizduoja, kad jam ten padarys 10 AG. Kai kuriem mocam galbūt ir galima, bet tikrai ne visiems. Tai jeigu mišinys yra arti normos ribos, jeigu mocas neturi apribojimų, tai yra labai sunku priauginti, turiu omeny tą maksimalią galę. Tarkim, ten 200 plus ir panašiai. Tai yra toks dalykas volumetric efficiency, kai jau motociklas pats iš savęs nebegali daugiau įsiurbti oro ir nebegali daugiau oro iš savęs išmesti. Viskas. Gali daryti, ką nori. Ten parametrus kaitalioti, ten filtrus, žodžiu, ten visus tos reikalus. Niekas nepadės dėl to, kad visą tą galingumą toliau jau riboja variklis mechanika. Tai variklio modus daryti, ten galvutės visokias, ten ir išmetimas kitaicas, neaišku, kaip su kokiu ten, nežinau, rimtų Akrapovičių, Mararov pasirodytų, neaišku, bet su kiniečiu tokie skaičiai, tai čia super yra. Tai vat ką, turbūt tiek žinių, šitam reikalu, ką biškį ugnies įjungiam paprašė, tai manau turėtų viskas būti gerai. Tai vat ką, gerai, iki sekančių. Paka.